Sveiki gyvi, gerbiami kanalo Tiesos kelių žiūrovai, klausytojai, kolegos ir draugai. Prieš porą dienų paleidau čia laidą apie Remigijų Žemaitaitį. Tiksliau, ne apie jį kaip asmenį ar atskirą politiką, bet apie Žemaitaitį kaip tam tikrą socialinį reiškinį. Ir iškėliau klausimą, kas tas Žemaitaitis? Teisuolis, demagogas ar negaluojančios mūsų visuomenės atspindys. Ir pagrindžiau savo požiūrį, kodėl visgi manau, kad Žemaitaitis yra būtent pastarieji du variantai. Tai yra demagogas ir atspindys. Žodžiu, veidrodis mūsų tos lietuvėlės, mūsų tos visuomenės, socialinių, psichologinių, sakykime, negalavimų. Ir kaip nesunku tikėtis, daliai žmonių toji laida patiko, daliai nelabai, kai kurie net supyko ar, sakyčiau, asmeniškai įsižeidė, manydami, kad jeigu aš nepalaikau Žemaitaičio, tai vadinasi, kad aš čia už landsbergistus, už konservatorius, ar kad esu nusiteikęs čia ar prieš kaimo žmonės, ar prieš Žemaitaitę, ar dar kažką, kas už jį balsavo asmeniškai. Nors iš tikrųjų taip nėra. Ir taip pat kaip nekeista sulaukiau labai nemažai komentarų čia. Į didžiąją jų dalį stengiausi sąžiningai atsakinėti. Ir buvo lavina tokių, kuriuose grynai emocijos reiškiamos, vienas kitas dalykiškas. Ir tarptųjų dalykiškų komentarų buvo vienas, į kurį aš neatsakiau. Galvojau, kad liečia iš tiesų aktualius klausimus ir gal vertėtų atsakyti, padarant atskirą laidelę. Tai dabar jūs, gerbėmieji, tąją laidelę čia ir žiūrite. Tad pradėsiu nuo to, kas per komentaras. O komentaras žmogaus pasirašančio pseudonimu Vibo41 angliškai. Vardas, kaip supratau, Vilius. Teoretikas, samprotautojas, viskas ties tuo gerai. Gaila, bet atrodo, jog norit manyti, kad viską 100% suprantat ir stebite viską iš kažkur aukštai. Tačiau nemanau, kad esate iš tų, kuris mintį paverstų kūnu. Ką nori to pasakyti? Lengva pakalbėti kažką, tačiau kai reikėtų padaryti, kažin kaip sektųsi ponui. Ir daugumai aplamai žmonių, tarp jų ir man, jokio asmeniškumo. Klausimas, kokiu būdu galima daryti politinį perversmą Lietuvoje, kai yra galimai korumpuota ir teisėsauga, ir nacionalinė televizija, ir visos tos skylės užpildytos, kad tik tai būtų Lietuvoje dvipartinė vagių politinė sistema. Manau, gerbiamas Žemaitaitis bent bando spausti į kampą šitas korumpuotas gaujas 20 metų politikoje. Jis turi tam tikro svorio vis dėlto, tačiau ir tokiu atveju baigia su juo susidoroti šitos gaujos. Ir visa tai, manau, vardan to, kad mažiau kabutėse išdykautų su mūsų pinigais. Bet kokiu atveju, manau, tas spaudimas šitam politiniai elitui kabutėse tikrai nepakenks Lietuvai. Ta pati Janutienė, manau, daro didelį darbą, skleidžiant visas politinės nedorybės su visais įrodymais ir daugybę argumentuotų faktų. Tai kai jūs sakot, nesivaikykit iš ganytojų, o patys pradėkite nuo savęs, tai pradėdami, palaikydami kažkokį tai svertą politikoje, mes taip ir stengiamės padaryti kažką gero Lietuvai. Jeigu kiekvienam žmogui dabar reikėtų įsteigti partiją, kuri galėtų konkuruoti pagal jūsų mąstymą, kad pradėkime nuo savęs, tai mažų mažiausiai juokinga mano nuomonė. Čia toks nerišlus tekstas mano, tiesiog irgi samprotauju savaip, ir manau, suprasite, ką turiu omeny. Taigi, toks tas komentaras. Kaip matot, mano asmens ir šio kanalo, sakykime, pozicijos atžvilgiu gan skeptiškas. Bei manyčiau, tuo pačiu kažkiek naivus ir tos pozicijos ne iki galo suprantantis.
bet visgi nuoširdus ir rimtas. O rimtas ta prasme, kad tas komentaras liečia realias problemas, nuo kurių mes pabėgti negalim. Todėl aš noriu padėkoti Viliui už tai, kad jis rado jėgų, rado laiko tą į komentarą parašyti ir čia jam pateiksiu savo atsakymą. Mano komentaras, mano atsakymas tuo tarpu susidės iš kelių punktų. Pirmasis, tai dėl to, ar aš manau viską 100% suprantas. Antrasis punktas, tai dėl atseit politinio perversmo Lietuvoje galimybių ir apskritai tos savokos, sakykime, reikšmės. Kaip aš pats asmeniškai su savo artimiausiais bendražygiais, su savo kolegomis, kaip mes į šitai žiūrim. Ir trečias punktas, tai replika dėl Janutienės ir Žemaitaičio. Ir galų gale tam tikros išvados, tame tarpe ir dėl to, ar tiek aš, tiek kiti žmonės bendradarbiaujantis šio kanalo, šio projekto veikloje, ar mes esame žmonės pajėgus paversti žodžius kūnu. Tai ką, pradėkim nuo pradžios. Iškart sakau, aš nežinau ir aš nesuprantu labai daug ko. Ir aš tikrai nesuprantu, kaip šiai dienai imt ir atsikratyti, pavyzdžiui, ne tai, kad esama santvarka, bet, sakykime, dabartinė visa Lietuvos politinė konjunktūra. Tai yra, aš galėčiau sudėlioti kažkokią tai teorinę schemą, kaip aš įsivaizduoju, kad galbūt galima būtų tai pasiekti. Ir toji schema galbūt ir teisinga, galbūt ir klaidinga, aš net nežinau, bet faktas kaip blynas, kad aš neturiu nei resursų, finansinių, materialinių ir, taip sakant, žmogiškųjų, kurie reikalingi būtų įgyvendinti tokiam planui. Ir aš abejoju, kad aš bent jau šiai dienai, koks esu, sugebėčiau tai realiai vykdyti. Tačiau aš turiu nemažą patirtį, sakykime, taip vadinamos nesisteminės opozicijos, visokių judėjimų, partijų ir panašiai veiklose. Per tą patirtį aš susidariau gan detalę ir manyčiau, gan tikslę charakteristiką tiek tų judėjimų, tiek prie jų traukiančių žmonių, tiek eilinių, paprastų, sakykime, aktyvistų, tiek ir visokių lyderių, vadukų, fiureriukų ir visokių kitokių, tikrų ar tariamų teisuolių bei gelbėtojų. Ir ši patirtis man parodė, kad jeigu tu nori kažką iš esmės keisti šalyje, o ne tiesiog tapti sistemos dalimi, tai tas visas partinis parlamentinis kelias, kad tai yra kelias į niekur. Paprastai tiesiog tai yra susireikšminusios kažkokios grupelės, kur turi, geru atveju, po keliasdešimt žmonių, jie nieko neveikia arba užsiema, tokiu savireklama, pigia sensacijomis, skandaliukais ir, kaip pasakyti, tarpusavio peštynėmis. Tada, kai artėja rinkimai, jie sudarinėja kažkokius tai sąrašus, ir tada jie prapila tuos rinkimus. Ir čia spektras platus, tai gali būti, kaip pavyzdys, tie kokie ten tautininkai, gali būti liaudės partija, gali būti socialistinis liaudės frontas, kuriam aš priklausiau, ir daug kitų. Tiesiog sukasi tokiame ratelį. Patys, manyčiau, dažnu atveju nesuprasdami, ką iš tikrųjų daro, gal dėl psichologinių savo asmenybinių problemų ir sutrikimų, gal iš nuobodžiavimo, neturėjimo ką veikti, kitais atvejais gal yra kokios kitos ambicijos ar įsivaizdavimai. Žmonės gal ir nuoširdžiai iš idėjos, taip sakant, tai daro, bet aš tiesiog pamačiau, kad tai neduoda rezultatą ir todėl
nei aš, nei žmonės kiti bendradarbiaujantis kanalė Tiesos keliu, mes net nepretenduojame rodyti čia kelią ir aiškinti jums, suprantat, kaip čia sukurt partiją, kad laimėti rinkimus, ateit ten, kažką nuversti ir čia, žodžiu, ateit. Tai manęs ir mano draugų visiškai nedomina. Visiškai nedomina. Aišku, jei kalbėsim apie Žemaitaitį, tai žmogus, aiškiai, yra nedurnas. Jis kietai yra įsisavinęs, sakykime, rinkiminės politinės technologijas. Puikiai sugeba bendrauti tiek su vadinamuoju elektoratu, tiek kapotis, taip sakant, su savo oponentais. Pavyzdžiui, kad ir čia praeitą dieną perklausiau jo interviu su Daiva Žeimytė, tokia landsbergiška, prolandsbergiška žurnalistė. Tai žiūrint, aš negalėjau bent kažkiek iš dalies nesimpatizuoti Žemaitaičiui. Ir aš negalėjau nesuprasti, kodėl Žemaitaičiui simpatizuoja daugelis mano tautiečių, mano bendrapiliečių. Nes jis turi stuburą, jis turi, kaip pasakyti, charakterį, jis moka atsikapoti. O tokiem veikėjam, kurie tiesiai šnekant, tiesiog eina ir dergia, puola bet ką, kas nešoka pagal tą Landsberginę dūdą. Bet Žemaitaitis visgi yra lygiai tos pačios sistemos dalis. Jis nieko iš esmės keisti nesiruošia. Čia tik, kad įvyktų tam tikra rokiruotė, pasikeistų veidai ir galbūt pasikeistų politika kokiais atskirais techniniais klausimais. Tai, gal mokesčių politiką pakoreguoti, gal ten tų vienalyčių santokų, tų kabutėse vadinamų klausimą kitaip žiūrėti, gal ten ES atžvilgių daugiau pasispirioti, kažko ten paubagauti. Bet esminiai dalykai, tai yra socialinė, ekonominė santvarka, kurioje gyvenam ir, sakykime, tarptautinių santykių kryptis, kuria mūsų šalis eina, tai yra kryptis konfrontacijos, karo su Rusija. Tai visa tai nekinta, visa tai lieka vienoje vietoje. Tai šitai pasakius, aš tiesiog noriu ir jums, Viliau ir bet kam kitam, kas čia žiūri, duot suprast, kad aš savęs nepozicionuoju kaip politiką ir kažkokį tai tokio tipo lyderį. Aš paprastas žmogelis, kuris tiesiog čia sėdi prie šitą kamerą, dėsta savo mintis, parašinėjau kokius straipsnius, išverčiu ką nors įdomaus, dalinuosi knygomis, taip toliau. Mano tikslas čia yra dalinti savo žiniomis, pačiam augti ir tobulėti, aplink save, aplink šitą kanalą, burti kitus panašius, kaip aš. Ir jau pagal mūsų idėjinius pasaulėžiūrinius principus formuoti tam tikrą bendruomenę ir darbinį kolektyvą, kuris ilgainiui galėtų išdirbti bent jau intelektualinį pagrindą ateities visuomeniniam, sakykime, idėjimui ir visgi tuo tikiu politiniams kovoms. Tai tikrai ne šiandien, ne rytoj, ne poryt ir ne už metų ir ne už 2. Čia kelias ilgas, sunkus ir manau ilgam laikui jis tikrai nebus per daug dėkingas. Kaip einantis šiuo keliu žmogelis, aš tikrai nesu tobulas, nesu viską žinantis, kažką aš suprantu, kažko nelabai, kažką sugebu, kažko irgi nelabai. Mano laimė, tačiau aš turiu kolegų, kurie mane palaiko, kur aš klystu, mane pataiso, pakoreguoja ir vienas kitą papildome. Ir džiaugiuosi, kad mūsų gretos tvirtėja ir auga pamažu. Štai dabar antrasis punktas. Politinis perversmas Lietuvoje. Kaip galima būtų jį padaryti? Sakiau, aš galiu čia sudėlioti tokią ar anokią schemą, kaip tą padaryti. Bet neturiu jokių išteklių tam įgyvendinti ir taipogi abejoju savo paties kompetenciją šiuo požiūriu. Bet reiktų išgryninti pačias savokas. Ką reiškia politinis perversmas?
Politinis perversmas tai reikštų pakeitimą vyriausybės. Vat, sakykime, yra vyriausybė tam tikra, nu, vat, buvo, tarkim, Šimonytės, konservų, ten liberalų, laisvūnų vyriausybė. Nu, vat, mum ji nepatiko. Nu, man ji nepatiko asmeniškai. Nebejoju, kad ir jum vėliau. Ir žiūrovų absoliučiai daugumai ji nepatiko. Tai, nu, tarkim, būtumėm sugužėję tenai visi prie Seimo, ne 10, o ten 20, 30, 40 tūkstančių. Būtų kartu atėję lyderiai visų ten opozicinių partijų, Karbauskiniai, socdemai, ten tas pats Žemaitaitis, atsiprašau, ir visokie kitokie. Nu ir gal ir būtumėm galėję padaryti politinį perversmą. Nuverst tą vyriausybę velniop, privest prieš laikinių rinkimų, kuriuos vat, triuškinamai būtų laimėję, nu, tie, kas buvo tuo metu opozicijoje. Nu, tai būtų politinis perversmas. Kaip ir dabar, vat, pavyzdžiui, aš neabejoju, kad dalis prolandsberginės tos visuomenės dalies, kad jie norėjo ar norėtų iki šiol politinio perversmo prieš socdemus, Žemaitaičio ir Skvernelio reiškia kompaniją. Be abejo, jie norėtų politinio perversmo, tai yra tokio pačio, nu, vat, apsivertimo ir kad jie pakeistų vyriausybę. Tai supratat, kame reikalas? Reikalas tas, kad viena yra politinis perversmas. Visai kitas dalykas yra socialinė revoliucija. Tai, ko noriu aš, tai, ko noriu mano draugai, mano kolegos, čia bendradarbiaujantis, tai yra socialinė revoliucija. Socialinė revoliucija nebūtinai yra smurtinis, nu, aišku, ir nebūtinai taikus dalykas, bet tai yra iš esmės kas? Tai yra kiekybinis pokytis. Ne šiaip kažkokios vyriausybės, ne šiaip to ar ano premjero, to ar ano prezidento, tos ar anos ten partijos, to ar ano ten ministro. Socialinė revoliucija yra radikalus, tai yra esminis pasikeitimas visos visuomenės, jos žmonių tarpusavio socialinio ekonominių santykių, kas be abejo numato ir politinius pokyčius. Bet politiniai pokyčiai čia yra išvestinis dalykas. O bazinis dalykas yra būtent socialinis ekonominis aspektas. Dabar ką aš tuo turiu omeny? Jeigu trumpai, tai mes turime, mano įsitikinimu, kriminalinio kapitalizmo santvarką sistemą Lietuvoje, kurioje viešpatauja ne šiaip kažkokia kapitalistų, ten buržujų klasė, tai yra klasė tų, kas turi kapitalą, su pinigais daro pinigus ir tuo būdu pajungia savo dirbti kitus žmonės, bet klasė iš esmės kriminalinė ir korumpuota, tai yra, kuri pirma užgimė iš privatizacijų visą liaudinės nuosavybės 90 metais ir kuri visų antra parazituoja šiai dienai visų pirma iš ES lėšų, nu ir aišku, joje ant sprandą likusiai mūsų tos visuomenės Lietuvoje dalį. Ir aš kaip įsivaizduoju, tai kad išeitis principė, tai yra kurti visuomenę, kur viešpataujančia jėga būtų ne kapitalas, tai yra pinigai įmesti rinkoje. Tai yra pinigai įmesti rinkon ir besisukantis joje ir pinigais darantis pinigus. Bet darbas, žodžiu, gyvas žmogus, žmogaus gyvo fizinė ir protinė darbo jėga, žmogaus sąmonė, žmogaus širdis, žmogaus gyvenimas, kad tai būtų pamatas. Ir kad ekonomika, kad darbas, žodžiu, kasdienis mūsų gyvenimas, kad jis būtų organizuojamas ne tuo pagrindu, kad kažkam priklauso parduotuvė, kažkam priklauso gamykla, kažkam priklauso ofisai kokie ir panašiai, ir kad jie dabar kažką pasisamdo, tie žmonės ant jų dirba, gauna grašius ir viską savo susižiūrė savininkas. Mūsų idėja yra ta, kad mes visi kartu būtumėm bendrasavininkais. Žodžiu, mes už tai, kad būtų panaikinti privatinės nuosavybės šitie santykiai. Ir už tai, kad būtų visuomeninė nuosavybė vietoje to. Nu ir atitinkamai,
tokiu pagrindu, kuris nebūtinai reiškia grįžimą ten į tarybinius laikus, bet be abejo turi daug daugiau bendro su tarybinė santvarka egzistavusia negu kad su dabartinė. Ir iš tos tarybinės santvarkos tikrai mano įsitikinimu yra labai ir labai daug ką gero, ko reikėtų pasisemti. Tuo pačiu mokantis iš ten padarytų klaidų. Nors čia, aišku, tema ne šitai laidai, bet esmė. Esmė ta, kad mūsų tikslas tokio tipo perversmas, ar sakykime, socialinė revoliucija, kurios pagrindu jau būtų formuojama ir kitokia politinė sistema. Įsivaizduočiau žymiai labiau demokratinė, ta prasme, kad ji turėtų labiau įtraukti paprastus žmonės į vietinę savivaldą, bendruomenių, kooperatinių įmonių ir panašiai formavimą. Ir jau tųjų kolektyvų pagrindų dėlioti tokią valdžios piramidę. Tai čia, ką aš dabar apibūdinau, manau, jums skambėjo ir nebe pagrindo kaip utopija. Kaip utopija ne ta prasme, kad tai būtų neįmanoma iš principo įgyvendinti. Aš esu tikras, kad tai yra įmanoma įgyvendinti ir kad tai yra būtina įgyvendinti ne tik dėl Lietuvos, bet dėl pasaulio ir žmonijos civilizacijos globalia to žodžio prasme, ilgalaikio vystymosi ir išlikimo. Tačiau šiai dienai jokių politinių, socialinių, kultūrinių prielaidų, žodžiu prielaidų mūsų galvose, net ne tik tokiam perversmui, bet net minčiai apie jį, net judėjimui į jį. Judėjimui tai yra masiai žmonių, kur yra daug daugiau nei kažkoks tai vadukas ar vadukai, daug daugiau nei kažkoks kanalas ar kanaliukai ir daug daugiau nei partijos ir partijukštės. Kalba apie mases žmonių. Prielaidų šiai dienai nėra. Ir to idėja net nėra, ne tik kad normaliai iškomunikuota, bet ji nėra normaliai suformuluota, nėra net ką pateikti šiai dienai, sakykime, lietuviškai ar lietuviakalbiai tai publikai. Tai politiniai perversmai, suprantat, mūsų nedomina. Mes nesiruošiam juose dalyvauti. Dar kartą kartuoju. Į jokius rinkimus mes neinam, jokių partijų mes neregistruojam, nieko mes nesiruošiam, nei ten ateit valdžio, nei kažką ten vers, nei dar kažką. Mes mielų norų palaikysime tuos, kas šituo užsiema, jeigu mūsų manimu tai atitinka mūsų idėjinius principus ir interesus, kaip pavyzdžiui, tiek parlamento, tiek prezidento rinkimų atveju palaikėme Eduardą Vaitkų ir jo kolegas. Čia tiesiog kaip pavyzdys. Bet patys mes, kaip pasakyti, visi durniai, tik visi savaip skirtingai durniuoja. Tai mūsų būdas durniuoti yra kitas. Mes užsiemame šitokia veikla, šitokiu darbu. Ir be abejo, šiai dienai dominuojanti to darbo forma yra intelektualinė, teoretinė ir šviečiamoji. Kalba ne tik apie šitas laidas, bet apie savišvietą mūsų pačių tarpe. Tai turiuomenį paskaitėlės, seminarus, ten skaitimus ir taip toliau ir panašiai. Prie ko te galiu visus norinčius kviesti prisijungti, ypač kalbant apie jaunimą. Ir pagrindinis kriterijus, pagal ką mes čia renkamės, palaikyti kažką ar nepalaikyti, tai yra realiai politiko ar partijos požiūris į klausimą dėl karo ar taikos. Tai yra jo požiūris į NATO, į, reiškia, karinės bazės užsienio Lietuvoje ir santykių su rytų kaimynais. Ir šio požiūrį dėja, bet Žemaitaitis, kaip byloja faktai, yra šios sistemos dalis, jis nieko nesiskiria nuo visų kitų, todėl pagrindo jį remti tiesiog nėra. Nekalbant apie tai, kad nuo to, kad jį čia rems ar nerems
šitas mažas kanaliukas tai neturės jokios didesnės reikšmės rinkimų ar kažkokių masinių politinių batalijų rezultatams. Tai daugiau turėtų įtakos nebent tik mums, tai yra šio kanalo kolektyvai, tai yra mums patiems. Taigi tiek dėl antrojo punkto. Pereinant prie trečiojo punkto, tai kalbant apie Janutienę, Vilius rašo, kad ji daro didelį darbą. Aš neabejoju, kad kaip žurnalistė, kuri kartais pateikia ir iš tiesų dalykiškai faktus, būtent faktus, tai ji dirba didelį darbą. Bet tuo pačiu tarp tų faktų yra labai daug emocijų, paprastai tokių persunktų neapykantą, pagiežą ir asmeniniam tokiam simpatijam, antipatijam, kur viešai trykšta. Ir toks apeliavimas į patį žemiausią lygį žmoguje ir publikoje. Tiesiog orientacija į tai, čia aš pasakysiu perkeltinę prasme, kas kur pasisiojo, kas kur ten paperdė, kas kur ten, nežinau, popieriuką numetė, kas kažkam ten pasakė kažką taip toliau. Tai tokie trumpalaikiai pletkų dalykėliai. Ir dėja, bet pletkai labiau traukia publiką, auditoriją, negu kažkas dalykiško. Pavyzdžiui, klausiausi čia vieną dieną istoriko Kasparavičiaus laidos pas Gorienę karštam komentare. Tai man patiko, kaip jisai tiesiai šviesiai pripažino, kad jeigu yra laida kokia informacija, bent šiek tiek analitinė labiau, ji nebus labai populiari. O kur ten pletkai, kur konfliktai, kur ten razborkės, valio ten. Tai, kaip sakau, pažinsit žmonės iš darbų. Janutienės darbai yra tokie. Aš kiek matau ją, ir jos aplinką ten. Audrių Butkevičių, Naglį Puteikį, tas pats Žemaitaitis yra gražulininkai tie visokie. Tai sakau, tai tiesiog yra vidinė razborkė tos sistemos rėmuose. Vieni viršui, kiti apačioj, tie, kas apačioj nepatenkinti tais, kurie viršui, jie nori juos nuvers, ir galbūt ten pakoreguoti tą ar aną atskirą klausimą. Ir galbūt demaskuoja to eigoje ir kai kuriais atvejais ne galbūt, o iš tikrųjų demaskuoja jų nešvarės veiklas. Šitam juk netrukdau. Aš nekaišau pagalių į tuos ratus. Tiesiog pabrėžiu, kad man tai neįdomu. Sakau tiesiai, man tai neįdomu. Man tos laidos yra tuščios, nuobodžios ir aš nebejoju, kad tiem žmonėm, kuriem tos laidos teikia didelį peną ir pasitenkinimą, kad jiem tai, ką aš čia kalbu, ar ką kalba į mane panašų žmonės, kad tai irgi bus nuobodu. Mes ant skirtingų bangų, kaip sakoma. Ir tai nėra nusikaltimas ar kažkokia nuodėmė. Tiesiog, kaip sakiau, visi durniai, bet kiekvienas skirtingai durniuoja. Taigi, o mano asmeninis požiūris tai yra tas, kad aš su nieko nekonkuruoju. Ir ypač toj srityje aš nematau jokio reikalo su kažkuo ten konkuruoti. Nes manęs nedomina ten tapti kažkokią žvaigždę, manęs nedomina ten surinkti 100 000 tų peržiūrų, gauti tenai 1000 ten eurų pajamų ten kažkokių iš šito ir panašiai. Beje, nežinau, žiūrėdami čia pastebit ar ne, bet turėkit omeny, čia reklamos yra atjungtos. Čia reklamos yra atjungtos šitam kanale, tam, kad šlamšto visokia, bent jau šitoj vietelėje nebūtų kišama žmonėm į akis. Tai padaryta tikslingai. Tai padaryta ryšium su mūsų komandos, su mūsų kolektyvo filosofija. Mano tikslas ir tai yra gyventi pagal šitą filosofiją, ją vystyti, ją dalintis ir bandyti formuoti tam tikrą bendruomenę, tam tikrą veikiantį, dirbantį kolektyvą apie tąją filosofiją.
Su viltim, kad ilgalaikiai perspektyvai tai galės tapti kažkuo daugiau negu tokių ratelių, burelių, kas tai yra šiai dienai. Tuo būdu mes prieiname prie išvados. O išvada ir yra ta, kad nei manęs, nei mano draugų čia konkurencija nedomina. Mūsų nedomina įgelt ten žemaitaičiai, pažemint apdergt žemaitaitį. Mūsų nedomina ten patekti kažkokį seimą. Absoliučiai. Patikėkit, absoliučiai. Ir čia dabar geras klausimas Viliaus. Ar ne tai, kad klausimas, bet toks kritinis pastebėjimas, kad nemano jisai, kad aš būčiau iš tų, kas sugeba žodį paversti kūnu. Ką reiškia žodį paversti kūnu? Tai reiškia teoriją paversti praktiką. Tai reiškia įgyvendinti idėją tam tikrą. Imant žodžius iš Evangelijos pagal Joną. Prasideda. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo iš Dievo ir tas žodis buvo Dievas, taip toliau ir panašiai. Tai čia ką aš galiu pasakyti? Aš galiu pasakyti tiek, kad esu turėjęs gyvenime atveju, kur jeigu tai lietė mane individualiai ir mano planas, mano sumanimas liesdavo tik mane, remdavosi tik manim, aš paprastai sugebėdavau paversti sumanimą kūnu. Tuo tarpu buvo labai nemažai atvejų, kai tai lietė būtent visokias įsivaizduojamas, pabrėžiu, ten partijas, ten judėjimus, ten taip toliau, kur bandyta kažką paversti kūnu, tai nesėkmė ant nesėkmės. Ir šią patirtį karčią esu kaip tik apmąstęs, savo išvadas beje dėstau atvirai šiame kanale, yra tam skirtų laidų, beje vieną galėsiu čia įdėti žemiau į aprašymą, jeigu kam įdomu galėsit paklausyti, kaip ir kodėl imituojama opozicinė veikla. Bet čia tarp kitko, tai ir šią patirtimį ir išvadom iš jos padarytom grindžiu sumanimą viso šito kanalo. O čia sumanimas yra koks? Čia sumanimas yra pradžiai formuoti negausų branduolį žmonių, kurie mąsto ir jaučiasi panašiai, kurie išpažįsta panašias idėjas. Kai sakau panašias, tai reiškia bendra idėja yra ta pati. Ji yra socialistinė, komunistinė, žodžiu, kairioji idėja, bet tose rėmose ir gali būti, ir yra, ir gal neturėtų būti nuomonių skirtumų, tai yra normalu. Ir kad mes kartu dirbdami galėtume sukurti kanalą, žodžiu, platformą tom idėjams skleisti, transliuoti. Tuo pačiu, kad mes kartu galėtume sudaryti kolektyvą, kuris tas idėjas generuoja, vysto, tobulina. Ką vadinu, taip sakant, smegenų centru. Ir jau apie šitą ilgainiui, jeigu mes sugebėsime efektyviai, normaliai dirbti, perspektyvoje formuoti ir visuomeninės organizacijas, bendrą verslą galbūt, ir ne tik, žodžiu, tuo neapsiriboti ir kurt savo tam tikrą kaip savo paralelinę visuomenę ar savo paralelinį tokį mikropasaulį, sakykime, iš kurio gimtų tokios užuomazgos ateities judėjimai. Tokia būtų viltis. Dabar, kas iš to išeina, ar kas iš to išeis, tai čia atviras klausimas. Šiai dienai mažas kanaliukas, portalas prie to, yra šitos laidos, yra paskaitos istorinės, filosofinės mano kai kurios, yra gerų žmonių, kurie rašo naujienų pranešimus, yra kas parašo straipsniukus kokius, yra kas ten knygas padeda skelbti viešai. Tai ar tai gali dabar įvykdyti perversmą šią momentą? Tikrai ne. Tai menka kuklu, be abejo, tai menka ir kuklu. Bet mes ir nesakom, kad esam kažinkas, kad mes čia dievai,
kurie čia ims ir visus dabar iškart išgelbės. Mes nesakom, kad jūs čia turi dabar eiti ir, nežinau, visus savo pinigus mum atiduoti, ar ten eiti balsuoti, ar kad panašiai. Iš vis, tai, ką mes čia darom, tai nėra skirta visiems ir kiekvienam. Tai yra skirta tiem žmonėm, kurie nori visų pirma mąstyti, naudoti savo galvą, nori mokytis, nori tobulėti, nori augti ir tą nori daryti pagal konkrečią idėjinę kryptį, kuri čia yra deklaruojama, propaguojama, ginama. Ir jei kalbam apie aktyviausius, tai aišku, kalbam apie tuos, kurie nori jungtis kartu į kolektyvą, į bendruomenės, panašiais į juos pačius. Ir aš ką galiu pasakyti. Šią prasme aš darau, ką aš sugebu. Stengiuosi daryti, ką mano sąžinė sako, kad privalau. Ne visada tą darau, kaip reikiant ir kaip norėčiau. Bet yra kaip yra, visi mes nuodėmingi, mirtingieji, su savais pliusais ir minusais. Bet, kaip sakant, daryk, ką privalai, o bus kas bus. Tai štai, jeigu gerbiamą Vilių ar kitus, su kuriais rezonavo ar rezonuoja jo parašytas komentaras, domina mūsų ten tos idėjos, mūsų pozicija, ką mes čia norim, ką mes siūlom, tai eikite į mūsų portalą tiesos.org, ten medžiagos yra pakankamai ir jos vis daugėja, galėsit susidaryti vaizdą, kas čia, taip sakant, per kompaniją, kas čia per paukščiai. Ir va, tokios takelios, tokia ta laida. Kaip visuomet dėkoju tiem, kas žiūrėjot, kas klausėt. Dėkoju tiem, kas remet tiek finansiškai, tiek savo gerais darbais. Ir tradiciškai raginu dėti patiktukus, dalintis su draugais, su bendradarbiais, su giminaičiais, su bendramoksliais, su visais. Jeigu labai jums patinka, paremkite finansiškai arba čia nurodomais banko rekvizitais arba per platformą patreon.com. Ir žinoma, turit klausimų, norit bendradarbiauti ar panašiai, rašykit drąsiai man elektroninį paštą, čia nurodoma adresu. Vėlgi, lankykitės minėtajam portale tiesos.org. Ir rašykit čia komentarus. Patinka, pagirkit, nepatinka, keikit, ginčykitės, patvirtinkit, paneikit tą, ką aš pasakiau. Žodžiu, eikim į dialogą. Bet kuriuo atveju tai tik į gerą. Tai ačiū jums, kad žiūrėjot, ačiū, kad klausėt ir iki kitų laidų. Būkit sveiki.